kaip ten, kas per namus statė, žinot anekdotą. 1, 2. Au, kur 3 laidas? Tokius elektrikus. Ta prasme, tokie elektrikai. Labą dieną. Šiandien atvažiavome pradėti darbų naujam objekte. Objektas naujas, aišku, yra tik mum. Prieš tai čia darbavosi kiti elektrikai. Bet šeimininkas prisipažino, jog nelabai norėtų tęsti darbų su tais elektrikais, kadangi jautėsi, jog elektrikam šiek tiek trūksta patirties, galimai jie yra pradedantis. Ir skundėsi, jog pirmo etapo darbai tikrai nesuteikė daug malonumo ir atrodė, kad ne elektrikai kuruoja elektros darbus, o šeimininkas turėtų kuruoti tos darbus. Tai bet kuriuo atveju mes atvažiavę įvertinom atliktus darbus. Aišku, radome klaidų, kaip ten anekdotė, kas per gerai tau namus statė. Aišku, juokauju. Klaidų bet kuriuo atveju radom ir šiandien noriu jas parodyti, aptarti, žinotumėt, kaip nereikia daryti, kaip to išvengti ir paaiškinsiu, kodėl mūsų nuomonė tai yra blogai ir tai reikia tvarkyti. Važiuojam. Taip, tai pradeda mūsų kelionė, mūsų apžvalga. Tai pirmiausia, į akį krito šitą paviršinę įleidžiamą paviršinę, žodžiu, nežinau kaip, bet čia atskleista paviršinė rozetė. Tai aš nežinau, čia kažkoks dviratis išradinėjimas gal buvo. Na, tai panaudota tikrai ne pagal paskirtį. Šitoje vietoje reikėjo išgręžti gražią montažinės dėžutės angą, viską įtvirtinti ir sudėti į P55 įleidžiamą kištukinį lizdą. Tai va. Savaime, aišku, fasado darbai buvo nesukuruoti, kuravimas irgi, aišku, darbas, vadyba, ne visi elektrikai turi tų sugebėjimų ir noro tai daryti. Bet galbūt būtų fainiau, jeigu montažinės dėžutės būtų sumontuotos iki visų fasado apdailų. Bet nieko baisaus, mes tikrai viską sutvarkysim tvarkingai ir sumontuosim tas dėžutės taip, kad nereikėtų perdažyti fasadą. Taip, tai keliaujam toliau. Aišku, čia jau smulkmena, kad laidai ten nesueina taip, kaip turi sueiti. Tai čia galbūt mūsų perfekcionizmas. Taip, tai iš karto atsirėmam į dar vieną rūpestėlę, kuris mūsų laukia. Tai yra medinės durys, aplinkui apačioj viršuj ertmių tuščių nėra, laidas signalizacijos magnetiniam kontaktui. Bėda kame? Bėda pirmiausia tame, kad reikės skaptuoti skylę, bandant nepažeisti šito kabelio. Čia dar netokia didelė bėda, o po to matom, kad šitas laidas neturi laisvės. Mes prilitavę magnetinio kontakto laidelį su šito laideliu neturėsim kur sustumti šito kabelio ir variantai lieka du. Arba kažkur angokraščius ardyti, traukti laidą atgal, tada montuoti magnetą, ištraukti laidelį, sulituot ir viską čia palaidot, arba dėti bevėlį magnetą durim signalizacinį. Na, turbūt daugiau variantų ir nelabai yra. Tai va, primenu jums, kad bent jau kai mes atvažiuojam pas potencialius klientus į namą, kuriame dar nėra langų durų, mes visą laiką paprašykit pas durininkus, langininkus, langų ir durų montavimo metu įleisti tuos magnetukus. Ir visiems nuo to bus lengviau. Tada mes kaip elektrikai atvažiuojam, randam angokraštyje laidelį, įvedam savo laidą, sulituojam viską, užtraukiam termoizoliaciniais vamzdeliais ir būna taip gera, taip gražu, taip gerai viskas būna, kad net juoktis norisi. Taip, keliaujam toliau. Kas čia? Paskirstimo dėžutė. Sovietmečių kvepia, ar jaučiat? Tai įtariu, kad čia suvesti laidai yra iš tų jungiklių, šviestuvų laidai. Ir su šeimininku sutarėm, kad turbūt keisim šitą vietą, kadangi tokiu atveju mes primygtinai siūlysim daryti revizinį liuką, kad visi sujungimai būtų pasiekiami. Na ir turbūt daugiau neaptarinėsiu šitos vietos ir taip visiems viskas aišku.
signalizacinės klaviatūros laidas. Kaip ir viskas ok, laidas panaudojamas, laidas tinkamas, tačiau vis tiek norėtųsi, kad jisai atsidurtų čia, bet kad jis atsidurtų čia, reikia turėti nuotraukas, kaip eina elektros laidai, jeigu jie eina čia, tuomet reikia juos patraukti į šoną, kad galėtum po apdailos drąsiai prigręžti savo apsaugos sistemos klaviatūrą. Šitas niuansas irgi svarbus, mes visą laiką pasidarom nuotrauką šitos vietos, kartais būna čia ir telefonspinės dar planšetė atsiveda. Tai va, tai atkreipi dėmesį šitas vietas taip pat. Važiuojam toliau, aišku, pats išpildymas elektros instaliacijos taip pat nežavi, aišku, aš suprantu, kad daug elektrikų pas mus sako, tai užsidarys ir nesimatys, bet nežinau, man asmeniškai tai turi patikti darbas, kurį aš dirbu ir aš turėčiau norėti jį filmuoti, fotografuoti, nebijot parodyti ir kad man būtų negėda vėliau praeiti su klientu ir apžiūrėti mano atliktą darbą. Čia matomai viskas buvo daroma laiko sumetimais, kad kuo greičiau padaryti darbą ir kad valandinis uždarbis būtų kuo didesnis. Čia laidų krūva tai yra signalizaciniai laidai, čia atvestas laidas iš centralės ir išskirstyti laidai į langus ir duris. Kaip ir pagal idėją viskas ok, laidas ten, man atrodo, 6 gyslų, 2 gyslas vienam magnetui, viskas sueina. Tačiau, bet kuriuo atveju, turėsim ieškoti artimiausiai leidžiamo šviestuvo, kad visi sujungimai būtų visą laiką pasiekiami. Ir jeigu nedaug dievė pas jūs pasikeičia aptarnaujantis elektrikas, tuomet jau jisai atėjęs užtruks, kol supras ir suras, kur yra kokie galai, ir jeigu jūs dar būsit pamiršę apie šitą sujungimą, tai va, sėkmės tam kitam elektrikui. Taip, kas toliau? Virtuvės zona. Virtuvės zona kaip? Galbūt čia ir didelių bėdų ir nėra, va šaldytuvo rozetės kampe, jas stengiamės daryti ar palei pačią žemę, arba jau virš šaldytuvų, nes daug šaldytuvų laidų jau išeina iš šaldytuvo viršaus, o apačioje jūs negalite rasti jokių grotelių. Jeigu jūs norėsit pristumti šaldytuvą prie sienos, bet kuriuo atveju tada reikės daryti rozetės arba šone, bet jeigu laidas išeina iš šaldytuvo viršaus, jo ilgio nepakaks, arba tada viršų. Tai va, tai čia smulkmena. Pertrūkio laidas per žemai, čia 1,60 m, 1,70 m aukštis, jisai turėtų būti bent jau 2 metrų aukštyje. Ir pastaruoju metu mes ir nelabai gręžiam skylių pertrūkio rozetėm, kadangi kaip taisyklė ten užsidengia vamzdis, apdailos visokios ir vėliau kuriuo atveju balininkai išardom tą rozetę ir mes montuojam paviršinį kištukinį lizdą. Šitoje vietoje lyg ir viskas gerai, aišku, iš pirmo žvilgsnio atrodo biški kreivokai steptos dėžutės, bet žiūrėsime, atsivalysim, galbūt ir viskas bus gerai. Jeigu ką pertinkuosim, tik tai, kad šitoje vietoje nelabai mus tenkina, kad yra negilintos dėžutės, tai yra 3 rozečių laidai, anteninis laidas, internetinis laidas. Kitą kartą geriau naudoti gilintas dėžutės, tada bus daug patogiau daryti sujungimus, montuoti, palikti rezervus laidų. Žodžiu, visokeriopą nauda iš to. Klasika žanro buvo užtinkuotas jungiklis. Aišku, projekto čia tokio kaip ir stipraus nebuvo, buvo braižytas paintais, rankom, nežinau, photoshopais tas projektas. Bet pagal jį turėjo čia būti jungiklis, bet jo nėra, kaip jūs matom. Tai tinkuotojai užtinkavo, ne pirmas, ne paskutinis kartas. Tai va, atrasim, bet esmė tame, kad jeigu projekto tikslaus nėra, tai apie tai gali užmiršti visi. Iki pat to laiko, kai ateis apdaila, viskas bus gražu ir nudažyta. Tai geriau kitą kartą pasidaryti projektus, užfiksuoti, kokia rozetė, kur jungiklis turi būti, galima išvengti tų problemų. Dabar tai kol kas ne problema, likusios rozetės pratikrinsim, jungiklius pratikrinsim, kol rasim dar užtinkuotų jungiklio rozečių, sutvarkysim. Toliau. Taip, dar įdomi vieta, tai kaip ir viskas atrodytų gerai, 2 laidai, iš sienos, aišku, montažinė dažutė nesumontuota, kas čia turėtų būti jungiklis, kuris turi jungti
laida einanti prie tvoros miško apšvietimui ir jungti šitos šviestuvus virš terasos. Tai vienas laidas, 2 laidai, čia po vieną laidą šviestuvas. Ir vienas laidas į mišką. Skaičiuojam 1, 2, 3. Čia skaičiuojam 1, 2. Au, kur trečias laidas? Vartai mišką, Michailas. 2 šviestuvai virš terasos. Okei, trūksta trečio šviestuvo laido. Nors jeigu jis ir būtų, kiltų kitas klausimas. Kur maitinimo laidas? Nu ko man jį užmaitinti? Galvoju, gal prailgintuvą nuo rozetės prasidėmsim. Nu žodžiu, tai čia dar viena puikiai rozetė. Įleidžiama paviršinė įleidžiama. Nu ir atėjome į pagrindinę vietą, ten kur turi atsistoti elektros skydas. Aišku, tų elektros skydų iš ten name 3, nežinau kodėl. Antram aukšte, garažo ir dar rūsy bus vienas skydelis. Tai va, tai realiai ką aš galiu pasakyti. Tokius elektrikus. Ta prasme, tokie elektrikai, jie kai dirba, jie galvoja tik tai kaip nuo taško A į tašką B nuvest laidą. Jie negalvoja 10 žingsnių į priekį. Ta prasme, nenuostabu, kad jie ir patys nenorėjo grįžti į šitą objektą, kadangi dabar reikės viską luptinką, vest rūšiuoti signalizacinius laidus į viršų, kaip buvo sutarta prie inverterio, tada kažkur serverinė spinta apačioj ir dar reikės rasti vietos krovos stotelį. Tai buvo nuspręsta su šeimininku. Ir ta prasme, dabar klientui gausis brangiau. Į keiksmažodžių mes daugiau ištarsim. Ta prasme, draugai, nusamdykit normalius elektrikus, kurie, galvoja į priekį, dirbdami. Jie žino, seka darbų ir jie galvoja 10 žingsnių į priekį. Prasme, čia, okei, viskas gerai, nėra bėdos didelės. Padarysim, sutvarkysim, bus gerai. Bet bendroji sumoji finansinė išraiška, tai bus brangiau klientui. Tai yra daugiau streso. Ir, kodėl negalima daryti normaliai iš karto? Tai va, žodžiu, nesvarbu. Taip, dabar atsidūrėm katiliniai. Tai maža to, kad ten palaidotas magnetuko laidas, nežinau, pačia kamera taip keistai filmuoja. Tai, čia turėsim kažkur žvejot laidus. Tai labai smagi vieta yra su montažiniam dėžutėm. Jos yra 3-4 cm giliau, tai čia montuosimės tokius paaukštinimus dėžučių. Kaip ir minėjau, dėžutės reikia montuoti po tinkavimo, kad būtų lygiai su siena. Kodėl tai svarbu? Rozetėm galbūt tai mažiau svarbu, bet kuriuo atveju. Čia nėra tvirto pagrindo, apdaila vėliau gali trupėti montuojant mechanizmus, o jeigu tai yra jungiklis šiek tiek iškrypsta, tada prasideda bėdos, kad spaudi vieną klavišą, pasispaudžia 2 klavišai, klavišą uždėdė apdailą, jisai praktiškai nevaikšto taip lyg ir nori veikti, lyg ir nenori veikti, lyg ir paspaudžia kažką lyg ir ne, tai va, tai. Ir dar nepavargot klausyti. Čia yra ir antras aukštas dar. Kolega darbuojasi, jo nefilmuosiu. Tai čia jau čia pradėta darbuotis, aišku, čia klasika, kad visi laidai toli gražu pataiko į gipso pertvaras, tai tenka paardyti grindis, perkeltus laidus. Bet čia kliuvo kitas niuansas, pasirodo visi jungiklių ir šviestuvų laidai atvesti iki skydo. Tai kiek teko bendrauti su užsakovu, tai toli gražu Smart House nebuvo planuota daryti. Tai vat įdomu, kas čia per sprendimas ir kodėl jis buvo įgyvendintas. O toliau, aišku, judesio jutikliai už užuolaidų klasika irgi tapusi, kas dirbdamas negalvoja į priekį. Čia, kaip matot, laikančioji metalinė sija ir gipsas, kiek išsiaiškinom, bus lygiai susiję, lygiai ant sijos. Ir esmė tame, kad vietos
jungiklių gofram kažkur paslėpti neturėsim, tai teks išsijos gręžt skyles mediniai gegniai ir perkelinėt laidus į priešingą pusę. Tai čia vėlgi yra šalutinis poveikis to, kai elektrikas dirba galvodamas tik kaip nuvest laidą nuo taško A į tašką B ir visai negalvoja prieki, kas bus, kai statysi sienos, kabinsis užuolaidos, montuosi skydai, na žodžiu, jūs supratot. Tai va, na, kaip objektukas. Parašykite komentaruose, ar jums atrodo, kad tai yra nekokybiškai atlikta elektros instaliacija, ar visgi mes esame elektrikai, kurie viską dramatizuoja, mato baubus, klaidas, problemas. Iš tikrųjų, taip, susidaro įspūdis, kad atsitiko klasikinė situacija, užsakovai susiviliojo žemiausią pasiūlytą kainą ir atsitiko, kaip atsitiko. Aišku, šis video yra ne apie tai, kad pasakyti, kad blogai gali būti tik už pigiai. Gali ir už brangiai būti, šiais laikais visko būna. Šis video netgi ir ne apie tai, kad pasiskūst, paverkt, padarysim viską, ištaisysim, bus viskas gerai, savose vietose apgalvota, ne pirmas, ne paskutinis kartas. Netgi ne apie tai, kad visi yra blogiai, mes vieni šaunuoliai. Būna ir pas mus visko, mes irgi ne Harry Potteriai, irgi būna klaidų, nesusikomunikuoji, kažkur tiesiog pervargęs būni, viskas tuo irgi tvarkoja, bet mes aišku prisiemam atsakomybę, ištaisom tiek ir finansiškai atsakomybę prisiemam, jeigu būna tikrai mūsų kaltė. Šitas video galbūt labiau apie tai, kad seniau buvau pratęs filmuoti, kas gerai, kas gražu, kas mano nuomonė gražu ir gerai. O dabar nufilmavau, kas blogai, kas negerai, dėl to, kad kartais padarai, atrodo objektai, čia namas didelis, ten visas sistemas išvedžioji, viską padarai, viskas pagal projektą, viską, ką papildomai susitarai padarai, viskas veikia, visi patenkinti, bet kuriuo atveju jauti tą tokį, ai, tai čia nieko ypatingo, čia kiekvienas tai padarytų. Ir tiesiog norisi parodyti ir rodyti vis dažniau, kai būna blogai ir paaiškinti, kodėl tai blogai, kaip išvengti, aišku, pabrėžiu, kad visi tie paaiškinimai yra paremti mūsų patirtim, galbūt mes kažką praleidom, kažką galbūt jūsų nuomonę pasakėm neteisingai, galit galbūt papildyt mus, tai jeigu taip yra, parašykite apie tai komentaruose. Na ir bet kuriuo atveju noriu priminti, kad inžinerija, ar tai būtų santechnika, ar tai elektra, tai yra smulkmenų visuma ir kad tai viskas sukuruot, sudėti ypatingai didesniuose objektuose. Tai reikia ne tik amato žinių ir kompetencijų, bet kartu reikia ir vadybos kompetencijų, kuravimo, komunikavimo. Ir turbūt tuo ir skiriasi geresni meistrai nuo blogesnių, kad tai nėra vien tik atsuktuvas, nėra perforatorius, plaktukas ir gręžimas. Tai yra, ta prasme, ir va šita vieta, ir planavimas, ir kuravimas, na, žodžiu. Tai iš tikrųjų, noriu palinkėti jums prieš naujuosius ir prieš kalėdas saugios elektros instaliacijos, mažiau varžos gyvenime, mažiau įtampos. Ir rinkitės meistrus patikrintos, su reputacija, su darbų pavyzdžiais ir su vadybos įgūdžiais. Ačiū. Jeigu patiko, paspauskit like, subscribe ir tikrai motyvuosit mus filmuoti daugiau ir dažniau. Ačiū.